Ką, treneri, pirmiausia sveikinimai patekus į taurės ketvirtfinalį. Antras dalykas, kaip pačios rungtynės jūsų akimis? Na, gal iš pirmo reikėtų pasveikinti Babrungą, nes tikrai davė labai rimtą kovą ir stebiu šiek tiek juos, kaip jie žaidžia pirmojo lygoje ir galiu pasakyti, na, trenerio ranka irgi labai matoma ir žaidžia gana gerai, atakuojantys žaidėjai jų tikrai yra gana gero lygio ir, na, sakyčiau, man patinka tą, ką aš matau, kaip jie žaidžia pirmojo lygoje. Tai komanda tikrai konkurencinga. Visų kita, reikėtų būti savikritiškiam ir pasakyti, kad pirmas kėlinys tai visiškai nenusisekė. Manau, Babrungas buvo geresnė komanda. Aišku, įvartį, kokį mes prasileidom, tai manau, kad šiek tiek užmygom to situacijoje ir reikia būti šiek tiek budresniem, nes įvartis krito, kur turėjo įsivalyti, o negaudyti, aišku, vartininkas kamuolį tą. Bet iš esmės, pirmas kėlinys buvo visiškai Babrungo, manau, mes visiškai lėtai žaidėm su to kamuoliu, tokių kažkokių pusprogių gal ir buvo, bet tikrai nebuvome ta komanda, kuri yra lygos komanda ir kuri yra antros vietos komanda kol kas. Bet, galiu pasakyti, kad tai buvo vienas iš mano plano. Mano planas toks buvo, kad leisti jaunesniem pradėti rungtynes ir antrą kėlinį jau įleisti tuos patyrusius tam, kad mes už 2 dienų vėl žaidžiam rungtynes. Ir mums tokia labai įtempta savaitė gaunasi ir tikrai nemažai žaidėjų žaidžia, tikrai daug minučių, tos rotacijos nėra daug, tai šiandien jinai buvo labai didelė. Ir sakyčiau, tas pirmas kėlinys gal dėl to ir nenusisekė. Bet antram kėlinį jau išleidus tos kitus žaidėjus, pagrindinius žaidėjus, vaizdas aikštėje pasikeitė ir manau, sumušėm tos įvarčius gana greitai ir sakyčiau, tikrai labai sudėtingos rungtynės, bet mes įmušėm 3 įvarčius, jie 2. Turbūt ir svarbiausia ir buvo atvažiuoti čia ir žengti tolyn taurėje. Labai norėjau, kad žengčiau į kitą etapą, netokiom, kaip pasakyti, kad tikėjausi pataupyti kai kurios žaidėjus, o jų praktiškai nepavyko pataupyti, kai kurių irgi. Tai pergalė, taip, mes tikėjomės, mes norėjom, vis dėlto esame lygos komanda, bet tikrai nesitikėjau, aš pat nežinau, žaidėjai nežinau kaip, aš pats nesitikėjau, kad tikrai bus lengva.